Čia jau kitas vaizdas. Kaip aš senai nematęs mašinas tokios spalvos. O su šituo dabar jau važiuosim. Jums neprimena įsiriškiai, toks tipo ale japoniškas Porsche'as. Kažką turi. 1 vartai, 2 vartai, 3 vartai. Panorama. Čia bus keltuvas, ne? Tas stendas. Kitas keltuvas ten. Ir čia, tai tipo 3 keltuvai. Mes šito. Ir tavo lova čia kudės. O man jos čia tikrai reikės. Tokia, kad aš jau kurį laiką ieškau Porsche 944 Turbo ir pagaliau radau savo ieškomo varianto, kuris atrodo tikrai vertas dėmesio ir skrisim to varianto į Vokiečius. Poryt jau turiu bilietą, tai visą kelionę parodysiu, pasitiks mūsų žmogus ten, nuvažiuosim ir pažiūrėsim. Mašina kainuoja tikrai nemažus pinigus, prašo už jį 47,5 tūkstančio ir nei 1 euro žmogus nenori nuleisti, nes sako, mašina yra ledova, 50 tūkstančių ridos, 2 savininkai, žodžiu, ledas. Tai nuvažiuosim, patikrinsim. Patikrinau CarVertical ataskaitą, irgi viskas švaru, jokių problemų nėra, kaip jis ir sakė. Bet beieškodamas šito varianto, pakliuvo man žiaurus variantai. Vienas iš jų net buvo, originaliai buvo kupas, o jį perdarė į kabriką. Tai ir bandė parduoti kaip kabriką. Nu, žodžiu, skambinau, ten žmogus sakė, kad irgi ledas. Jie visi šiaip sako, kad ledas iš tikrųjų. Nuvažiuoja į vietą, o ten jau visas paveikslas būna kitoks, negu jie pasakoja. O tu gaunasi rezultatė prarandi tik tai savo laiką ir pinigus. Tai va, tai visada tikrinkit ataskaitą CarVertical, kad nepapulti į nemalonės visokiausias situacijas. Ir dar pasinaudoję mano naudos kodu ARMEN, gausit 20% nuolaidą. Kas, sveiki žiūrovai, sveiki draugai, kas žiūrit. Šiandien pas mus labai saulėta bei gera diena, kas mane labai džiugina. Šiandienos planas yra paprastas. Važiuosim apsižiūrėti, kaip atrodo Mersas. Tai, kad žiūrėjot praeitą epizodą, žinot, kad aš jį palikau Premium Autospa ir jį pagaliau nuklijavo visą. Tai užlėksim, patikrinsim, kaip visas šitas reikalas atrodo. O dar norėčiau jums pranešti vieną naujieną. Šio mėnesio gale, ne gale, vidury labiau, išskrendu į kitą šalį. Tai kaip visada darom konkursą. Žmogus, kuris atspės, kas tai per šalis, gaus nuo manęs suvenyrą iš ten. Mėginkit komentaruose atspėti šalį ir kitam epizode jau išrinksim nugalėtojų. Bet čia tikrai ne paskutinė šios dienos naujiena. Norėčiau dar jums pranešti, kad servisas mūsų persikelia į naujas patalpas. Kas esat buvę senajam, tai teritorija realiai lieka ta pati. Tik tai pavažiuosim keliais šimtais metrų į kitą vietą, į visiškai naują pagamintą, pastatytą pastatą. Ir šiuo metu Denas va man siuntė fotkes, kaip nurenginėja keltuvus, krauna ant gruzoviko ir bando visą tą reikalą tiesiog keliais šimtais metrų pervežti. Tai čia tik man taip lengvai pasakojas ir iš tikrųjų čia darbo bus visam mėnesiui, man atrodo, ten yra tikrai reikalų. Skaitykit tuščios patalpos ir reikia visiškai iš naujo dabar įrengti servisą ir dar nurinkti senai. Tai va, tai jeigu žiūrėsim, kažkokius keltuvus tikrai reikės sutvarkyti, perdažyti gal net, nes norisi į naują vietą jau įsikurti visiškai, kad viskas atrodytų kaip nauja. Tai jeigu nufilmuosiu ir visus šitos dalykus, dabar ką? Dabar pirmą važiuosim, pažiūrėsim, kaip Mersas atrodo. Kiek žinau, yra dar viena mašina, kurią man ten paliko patestavimui. Tai pažiūrėsim, kas tai per mašiną dar, po to nuvažiuosim jau pas Deną ir pažiūrėsim, kaip atrodo naujos patalpos. Važiuojam. Full of pain, remember things
užeinam pažiūrėti, kaip čia viskas atrodo. Vaikyti. Čia jau kitas vaizdas. Kaip aš senai nematęs mašinas tokios spalvos. Kaip kita mašina. Aišku, motorų dabar nėra ir tas tarpas biški per didelis. Priekinio rato čia turėtų biški pasėst. Dropas būtų gražiau. Gerai, reiktų apsidaryti iš tikro, pažiūrėti kėbulą, ką reiktų pirmoj eiliai sutvarkyti. Pamenu čia šitą dalyką, reikės visą sparną persidažyti, reikės nusukti fenderį, reikės nuimti galinį spoilerį, irgi čia biški įtrūkęs, pasilupęs, atnaujint. Tada pamenu, sakęs, čia buvo problemų su priekiniais sparnais. Kažkur šitoj vietoj. O, dažai pasilūpė. Nu, bet čia sparnai, aš pamenu, ir buvo blogai dažyti, tai dėl to taip pat ir atsitiko. Nėra ko čia buvo tikėtis, bet bendrai viskas atrodo tikrai neblogai. Čia dar klėjų biški liko. Priekinis bamberiukas, lipas irgi švarus. Kaip beje šitie numeriukai tinka labiau negu LTU 124. Dar ne vėlų, hebra. Ar galima ir V12 įkišti? Kol kas dar nieko nėra. Nu, beje, kalbant apie motorą, jeigu kažkas turit svapą visą SPM8, parašykit man į Instagramą. Šiuo metu tikrai domina, tik aišku ne už kosmosą, už protingesnę kainą. Jeigu pasiūlysit, manau, kažką galėsim ir susitarti. Tai kėbulo pusės kaip ir viskas aišku, dažysis sparnas, spoileris, šitas sparnas, šitas lyg ir sėlas. Tai viskas gerai. Nu ir aišku, kapotą reiktų sutvarkyti, bet čia paliksim ant galo, kol kas ne iki kapoto. Bamperis atrodo normalus. Sekančiam sezonui dar sueis tikrai. Čia pamenu buvo, kai atidariniai liesdavosi berods, bet viskas gerai atrodo. Salonas tvarkingas. Pasilgau šitas mašinas jau baisiai. Tai va, kaip ir planas aiškus. Sekantį kartą, kai ateisiu čia, jau reikės paimti tada įrankių dėžę, išardyti sparnus, spoilerį, nuimti fenderį ir krausim tada mašiną ant tralą ir vešim pas dažytoją. Reikės kažkaip, nežinau, aišku, gaila to salono, čia po to dažytojų, po to viskas būna dulkėse, kaip neapsaugotum, pilnai vis tiek neapsaugosi, po to gaila baisiai salono. Nu, bet žiūrėsim, gal kažkaip šį kartą tvarkingai gausis. Tai va, tokia situacija su Mersu. Aplamai, kaip jum bendrai visas tas vaizdas, prašykite komentaruose, įdomu bus paskaityti. Geriau atrodo negu prieš tai. O mes ką, kol kas turim kokius raktus, kas gali pasakyti, nuo kokios čia mašinos raktai. Paliko man kolega, sakė, pavažinėk, pasakysi savo nuomonę. Tikrų vyrų mašina, jokios elektros, jokio stiprintuvo, jokių elektrinių langų, sėdinių šildymo, absoliučiai nieko. Viskas mechaniškai, galim dar mest akį po kapotu. Čia turėtų būti 2.8, kiek pamenu. Volia, pažiūrėkit, kokio grožio. Va taip turi atrodyti po kapotu kiekvienoj mašinai. Karboninis kolikas, statramstis, laidukai, viskas susekta. Gražu žiūrėti, viskas nauja. Filtras, viskas gražu. Žiūrėti tikrai, kumas va tvarkingai stovi savo vietoj prisuktas. Nauja mašina. Gerai, einu dar pasikalbėsiu šiek tiek su Hebra dėl tolimesnių planų su Merso ir tada galima bus ateiti, kur ir bandysim išvažiuoti su Datsunu. Nu ką, šitas lieka toliau čia, o su šituo dabar jau važiuosim. Jum neprimena jis biškį toks tipo ale japoniškas Porsche'as. Kažką turi, bet aišku ir Mustangas šiek tiek užneša. Kažkas tarp to ir to. Opa, pažiūrėkit, koks salonas gražus. Ventiliacijos, viską. Čia minėjau, kad trūksta šito dalyko, o šito va. O jisai sugedo, nes kažkas buvo su vairu, man atrodo, ar neprisuktas buvo, ar kas. Ir viduj sriegis prasisuko ten tie šlicai, kur viduj yra. Tai po pasivažinėjimo realiai reiktų mašiną vežti pas mus į garažą, simti visą vairo stebulę ir atrestauruoti. Ir dar su vairo stiprintuvu irgi kolega prašė pasidomėti, ar eina pasidaryti čia vairo stiprintuvu. Tai kiek žiūrėjau, šitiem modeliam yra pirkti visas jau tas setapas vairo stiprintuvo. Tiesiog atsisiunti, užsidedi ir važiuoji kaip su normalia mašina. Nu įdomiai. Dirba tai tikrai kaip Mustangas. Kūro nėra. Tai aš tikiuosi, kad iki degalinės bent davažiuosiu.
Nes žinant, kiek šitos senos mašinos ryja, tai čia visko gali būti. Čia galbūt tai bus visokių cirkų išvažiavus iš kiemo, jau užgesim. Va, 3 mygtukai. Avarinis, langų pašildymas ir prieš rūką. Pam, pirmą. Vartai atsidaro, rankinis nuleistas. Bandom važiuoti. Dabar supratau dėl vairo stiprintuvo, ką turėjau omeny. Nes su viena ranka filmuot, su kita vairuoti, tai žinokit, yra čia reikalų. Bytskį tai prikačiolinsim čia normaliai. Praslys. O, na čia jau nepadriftinsi su viena ranka tikrai. Iškart bus bortai. Įdomi patirtis, galiu pasakyti. Kvapas netoks įdomus mašinai, senovinė. Taip, tai čia vidų įdomu, neturi niekas šviest. O, šviečia. Išeinam dar iš lauko. Žiūrėsim, kaip atrodo. Ant tamsos, kaip sakoma. Va. Bomba. Gerai, važiuojam, paliekam Premium Auto Spa. Ačiū hebrai, aišku, už visą tai, kad išplovė, išvalė. Ir šiaip mašinas galima laikyti čia. Jeigu kada kažkas planuosit išskristi į kelionę, tai visada galite atvažiuoti. Realiai va ten yra oro uostas. Iš ten atvažiuosit čionai, prisiparkuosit, paliksit mašiną, išplaus, prižiūrės, pasaugos. Grįšit, ateisit, pasiimsit ir važiuosit savo reikalais. Nežinau, man asmeniškai atrodo maks patogi paslauga, negu su taksu iš ryto važiuoti. Aš kai žmogus, kuris nemėgsta važinėti su taksais, tai man čia tobulas pasiūlymas yra. Nu ką, aišku, veidrodžiuose tai matai lygiai 0. Dabar važiavau ir galvoju, kad man asmeniškai gal šiek tiek apšvietimo trūksta salone kažkokiu minimaliai, nes viršui tai nieko nėra, jeigu reiktų pasišviest. Ir tada pradėjau ieškoti ir žiūriu, kad va čia va toks bajeris yra. Bam. Visai nice. Patogu. Matosi, stovėjo mašina ilgai ir drėgmės pagavo stabdžių diskai turbūt. Tai dabar, kai važiuoja biškį kaladėlių, garsas toks yra nemalonus, bet toj turėtų pagal idėją prasitrint biškį pavažiavus. Nes kol kas tai skamba tai nieko gero. Važiuojam dabar kūro, užpilsim, kol neužgesam ir galima bus pamėginti paspausti. A few moments later. Važiavom į degalinę, realiai ant posūkio, biškį jau supurtė, man atrodo, galiakas, bakė jau visiškas. Opa, pažiūrėkit, kaip čia viskas gražu padaryta, tvarkingai. O. Later. Nu jo, su viena ranka čia. Žinokit, labai sudėtinga yra sukinėti tą vairą. Šiaip aš esu vairavęs ir kitas mašinas be stiprintuvo, bet šita kažkaip ypač sudėtingiau vairuojasi, sudėtingiau kažkaip sukasi tas vairas. Nu, ką galiu pasakyti, kaip ir viskas čia aišku su ta mašina. Mašina gera, viskas su ją faina, tikrai atkreipia jinai dėmesį. Šitie veidrodėliai, nors jie yra nepatogus, bet jie man vis tiek yra gražus. Šitos mašinas turi tokį savotiško grožio, priduoda tokio savo efekto, bet nepatogus. Tai vat, ne visada, kaip ten sakoma, grožis reikalauja aukų. Tai va čia labai geras pavyzdys. Kitas dalykas, tai faktas, tą vairą
paliubomų reikia stipriaką dėti, nes kitaip nesigaus čia maloniai freeridinti. Tokie pastoviai gaunasi įtampa, norisi tiesiog važiuoti ir kaifuoti. O kai reiktų kažkur sukinėtis, tai su dviem rankom sukinėti tą vairą greitai yra tikrai, patikėkit, nepatogu ir nemalonu. Ir dar trečias dalykas, kas man nepatiko, tai kad čia yra trosinis gazas. Ir pastebėjau, kad būna, kai atleidi gazą, ant sankryžos reikia sustoti, neutralią įjungi, o apsukos nenukrenta iki galo. Toks jausmas, kad trosas striginėja. Kažkas su gazu. Vat nežinau, ar blogai sureguliuotas jisai, ar kas, bet būna, kad apsukos lieka ties 2000. Tai va toks dalykas irgi nemalonus. Norėtųsi iš vis perdaryti į elektrinę sklendę. Na, bus matyti. Gal ir perdarysim. Pirmą pradėsim nuo vairo stiprintuvo. Ir dar pastebėjau su aušinimu. Biški vienoje vietoje buvo temperatūra pakilus, bet ventiliatorius kaip ir geras stovi. Tai reikės pačekinti irgi, kas jam yra. Žodžiu, gera mašina. Pakeitus porą dalykų, tikrai galima būtų su ją deilinti kiekvieną dieną ir nematyti jokio vargo. Tai dabar ką, rytoj užsakysim tą visą vairo stiprintuvo kitą ir kol detalės keliaus, mašina stovės jau pas mus naujose patalpose, lauks savo eilės, o ten jau kai atkeliaus, galėsiu parodyti visą procesą, kaip perdarinėsim ir patikrinsim jau dar kartą, kaip jis jau bus po visų šitų modų, kaip jau važiuos, nes dabar jeigu reikėtų vertinti malonumą važiavimo, tai duočiau gal net nepilnus 6 balus vien dėl vairo, sakyčiau, nes aplamai man viskas čia patinka, kaip padaryta. Salonas, sėdynės, dizainas, viskas yra labai faina, bet toks niuansėlis, kur numuša visą vaibą vairavimo. Nu, gal yra mylėtojų, kas mėgsta važiuoti be stiprintuvo, bet čia tikrai ne aš. Kol kas priparkuosiu aš ją, einu iki ofisų, nes yra dar viena šiandien naujiena. Nu ką, atvažiavom į seną bazę, einam, dar parodysiu jums vieną projektą, kuris viduje stovi ir po to galėsim šiek tiek apkeliauti šitą pastatą ir kitoje pusėje pamatysim jau mūsų naują lokaciją. O viduje mes turim F30, kuriam keitėm motorą. Gamikliškai ten buvo 2 litrai benzas. Mašina buvo po avarijos, labai pigiai buvo nupirkta ir įsidėjo BPM8. Ir realiai gavosi vos ne už 10 000. Geras bolidas, atsisuks arklių ir bus geras projektas. Už pigiai. Zdarova. Nu ką, dar nekūrenat? Va, laikyk. Pirmas užkūrimas šiandien bus. Tepaliukas pas mus šiandien 5 vatram, Hado su revitalizantu. Pilna prekių visą asortimentą galite rasti internetiniai arba fiziniai parduotuviai Hado. Gali. Viešius. Laikrodis. Gerai, einam paimti dar raktus ir pažiūrėsim patalpas. Ir ką, ir skrendu į Ameriką. Kaip Žemaitaitis. A few moments later. O štai ir patalpos. Kol kas iš lauko viskas atrodo taip va. 1 vartai, 2 vartai, 3 vartai. Tai kaip suprantu, Marsas ten stovės. Panorama. Čia bus keltuvas, ne? Tas stendas? Kitas keltuvas ten. Ir čia, tai tipo 3 keltuvai. Nes šito. Tai čia ofisiukas, čia kas virtuvė. Čia jau dušas, tualetas ir čia kažkoks kaip virtuvė, tipo. Virtuvė. Ir tavo lova čia galėsim kažką. O man jas čia tikrai reikės. Nes aš, man atrodo, dažniau apsilankysiu čionais. Tai va, hebra,
Taip va atrodo naujos patalpos kol kas. Gal nieko dar nėra, niekas neapstatyta. Nu, bet per kokį mėnesiuką, manau, susitvarkysim. Apšvietimas geras. Man patinka. Čia reikės padaryti kažkokį kaip show-off kampą. Čia reikės, bet aš turiu minėti, čia galima bus tokį padaryti kaip fotosesijos vieta, žinai, kur mašinas stovi gražiai su grindim, su visko padaryti ir tokia apšvietimą irgi. Ai, nors apšvietimas, matau, yra. O kur, sakei, kažkokia plovykla čia bus? Ai, kitam kampe? Tai ką, patalpas pamatėt, kaip viskas atrodo. Pamatėt, atsinaujins patalpos, atsinaujins kai kurie projektai, atsinaujins Merso darbai. Aišku, yra ir naujų projektų, ateityje laukia, viską parodysiu jums. O dabar ką, grįžau, susirinkti lagaminą ir važiuosiu į oro uostą. Nežinau, ką laukti. Atskridę į Vokietiją, visą tai jūs jau pamatysit kitam epizode. Tai realiai nežinau, ar suges tas Porsches pakeliui važiuojant, ar mes iš vis jo net nepirksim. Sužinosim tik kitam epizode. Ciao. Kokia įdomi spalva? Gintarinis, ne? Kaip švyturio gintarinis. Kam? Su kuo man asocijuoja, žinai? Man tai... Nu, Hennessy. tau.